analizę. Mama ateina pasikonsultuoti, kaip daryti dėl mokyklos, nes vaikui labai sunkiai sekasi mokytis to tokio sisteminiai mokykloje, atlikti užduotis, nes vaikas tarsi visą laiką nori to tokio išskirtinio dėmesio, paaiškinimo, kiekvienos užduoties, kokia jos prasmė, kam to reikia ir be to jis nedirba. Man sako, mano vaikas labai gilus, giliai mąstantis ir toks buvo jau nuo pat mažumės. Na ir aš jau prašau pasidalinti. Tai ir tai pasako, kaip jisai būdamas 2-3 metų nenorėdavo kartais plautis rankų. Bet jinai pakalbėdavo su juo 20 minučių apie bakterijas, kodėl reikia plautis rankas ir jis jas nusiplaudavo, arba nenorėdavo užsimauti pirštinių. Ir irgi po to tokio pokalbio ir supratimo, kam žiemą reikia mautis pirštinės, jis tą padarydavo. Aš tik dar kartą pastikslinu, ar tai tikrai tokie pokalbiai vyko su 2-mečiu, 3-mečiu. Sako, taip. Ir aš mamai sakau, žiūrėkit, problema yra tame, kad jūsų vaikas išmoko savo tą tokį priklausimo poreikį tenkinti tokiu dėmesio siekimu. Jisai uždėdavo jums pirštinės arba nusiplaudavo rankas, būdamas 2-3 metų, ne todėl, kad jisai suprato, kodėl to reikia, o todėl, kad jis tiesiog pasimaitindavo jūsų dėmesiu ir tada jam būdavo negaila padaryti tai, ko jūs prašote. Ir lygiai taip pat šitas elgesys užsifiksavo ir dabar ir mokykloje, tol, kol jis negauna to tokio išskirtinio mokytos dėmesio, tol jis nedaro kažkokios užduoties. Bet vaikas auga, problemos turbūt, kad irgi didės, nes jam reikės būti sistemoje. Mes vieną dieną nueis į darbą ir vadovas supras, kad susitarti dėl užduoties nereiškia, kad jinai bus padaryta, kad darbuotojas dirba tik tada, kai jam yra skiriamas išskirtinis dėmesys, motyvuojamas, jisai paaiškinama, kam to reikia pačiam darbuotojui, organizacijai ir visai Žemės planetai ir greičiausiai bet koks darbdavys po kokio mėnesio tikrai pavargs, turėdamas ypatingą vaiką savo komandoje. Koks moralas šitos istorijos? Vaiko priklausimo poreikį tenkinkite bendrų kokybiškų laikų kartu su vaiku, kurkite ritualus ir neskatinkite to tokio elgesio, kuomet vaikas tokiu dėmesiu pasimaitina ir užmaitina tą savo priklausimo poreikį. Yra tam kiti būdai, nes po to vėliau paaugus turėsite problemų. Tai tiek, sėkmės.